Šilumą taupysime šią žiemą su didesniu entuziazmu. Vis tos šoktelėjusios šildymo kainos. Apdairus ne tik langus užsikamšo, kad šilumos vėjams nešvaistytų, bet dar prieš statydami namą gerai pasuka galvą, kokias medžiagas pasirinkti. Neapsirikti sunku. Daugelį klaidina sklandantys mitai. Žmonės, kurie ruošiasi statyti namus, šiais laikais susiduria su mitais. Vienas iš tokių mitų yra, kad tos medžiagos, iš kurių buvo statoma sovietmečių namai, yra netinkamos šiuo metu naudoti. Geria drėgmę ir taip toliau. Tai yra gryniausias mitas, nes sovietmečių namai, kai buvo statomi, jie buvo statomi be apšiltinimo. Lietuvoje buvo statomi daugiausiai iš silikato, kitose šalyse iš keramzito, dar kitose iš keramikos. Visur tie namai pelijo ir buvo drėgni. Dėl to, naudojant technologijoms ir jau šiais laikais, jie yra apšildomi. Tai visas tas medžiagas galima rinktis, tik tai reikia naudoti pagal jų paskirtį ir būtinai šiltinti. Pastatytas pastatas, reiškia atlikta apdaila ir jau po pirmojo šaldymo sezono kampuose pasimato pelėsiai. Ką reiškia? Reiškia, kad ta siena peršala. Peršala todėl, kad galbūt kampuose dažnai, žinoma, dėl konstrukcinių sumetimų, reiškia, mūrimo metu, ten kartais padaromos klaidos arba atliekant šilumos izoliaciją. Sakykime, yra kambario temperatūra 20-21 laipsnis, taip. Lauke nulinė temperatūra arba netgi minusinė. Tai reiškia, kažkur sienos konstrukcijoje atsiranda tas rasos taškas. Tai yra toks dalykas, kada garai virsta vandeniu, o paskui ir ledu. Antras mitas yra, kai žmonės susiduria besirinkdami blokelius, kad kuo šiltesnis blokelis, tuo bus šiltesnė siena. Tai nėra visiška tiesa, nes sienos šiluminė varža susideda iš keleto dalykų. Pagrindinės dvi dalys tai yra blokelio varža ir termoizoliacijos varža. Norint turėti kuo šiltesnį namą, reikia ne bloką storinti, o didinti termoizoliacijos sluoksnį. Šiuo metu statybos, reiškia, reglamentas reikalauja, kad pastato išorinių sienų varža būtų ne mažiau negu 5. Tai va, jeigu, kaip taisyklė, šitas rodiklis pasiekiamas tik izoliavus sieną iš blokelių šilumą izoliuojančią medžiagą. Kampus reikėtų mūryti iš vienalytės medžiagos, arba iš plytų, arba iš blokelių, o ne iš statybinių medžiagų likučių. Sakysim, mūsų arko blokai tai yra kaip kubeliai. 18, sakysim, 34. Jie gaunasi tokie pailgi. Dėl to jų gerai jungiasi kampai. Ir gaunasi, bet kampas yra gražus, susidaro. Šiuo metu rinkoje atsirado tokių produktų, kurie yra kaip kubiukai. Ta prasme, jie tiek čia, tiek visos kraštinės jau yra vienodos, kažkur apie 25 cm. Ir esmė yra tai, kad jų kampas nesijungia. Vidinis kampas jisai gaunasi kaip ir gražus. Kaip ir šito, ir iš pailgų, jūs, sakykime, kaip iš arko blokelių, ir iš tų kubikų vadinamų. Vidinis kampas gražus, išorė yra taip, iškarpyta. Aišku, čia galima dėti plytas, galima dėti skeltus blokelius. Geriau, kad kampą sudarytų vienalytė medžiaga, kad nebūtų kampe dedamos jokie papildomi ar skelti blokai, ar kitų metmenų blokai, ar plytos. Tai mažina pačio kampo tvirtumą. Daugelis lietuvių su siaubu laukia šildymo sezono, nes nė nenutuokia, kiek jis jiems atsieis. Galimas daiktas visai netrukus, kiekvienas namas privalės turėti energetinį pasą. Jame bus nurodyta pastato šilumos varža. Taigi jau įsigydami būstą, žinosite, kiek pinigėlių kas mėnesį už šildymą paklosite. Kai jūs perkate, jūs nematote, jūs sienos neardote ir nežiūrite, kas ten yra apšildinta, neapšildinta. Jūs perkate namą, žiūrite išplanavimą, spalvas, laiptai, kurioje vietoje yra.
o jūs nežiūrite pagrindinio dalyko, tai yra už ką paskui žiemą mokėsite pinigėlius. O va tai ir bus nustatyta. Nes tada žmogus žinos, kiek jisai sunaudos energijos apšiltinant namą. Energetinis pasas, jisai jau bus reikalingas, daugelį ES valstybių jau yra. Tuomet statytojus jau sudrausmins ir priėmimo komisija jau bus priimanti pastatą eksploatacijai, reiškia konkretus žymus palengvinimas. Ar tai viskas yra padaryta ar ne. Jei dar statydami namą apšiltinimu pasirūpinsite atsakingai, vėliau tai jums atsipirks finansiškai, juk šiltesnį namą ir parduoti galėsite brangiau. Būsto privalumus įrodys dokumentas – energetinis būsto pasas. Nuo 2009 metų bus reikalingas kiekvienam namui. Jeigu jūs jau norėsite eiti pas notarą, įkeisti, pirkti, parduoti, reikalingas bus notaro dokumentas, jį reikės turėti tą energetinį pasą. Dėl to yra labai svarbu, kad žmonės dabar besistatantys namus ar renovuojantys pakankamai juos apšiltintų. Nes namas turės energetinę klasę, pagal tai bus nustatoma jų kaina.